Labadiena, šiuo metu esame Vilniaus centre. Daug kas net turbūt nežinot, kad Vilniuje yra nuostabus prudelis, bet susirinkome mes čia ne to. O netyčia pranešė kažkur per radiją ar per ten kažkokį tai portalą, kad ežere atsirado Lochneso pabaisa su fotoaparatu. Ir taigi einam pasižiūrėti, kas čia. Iš rankos ir fotoaparato garso spėju, kad čia gali būti Raudonosios knygos atstovas Marius Čepulis, mūsų fotostovyklos fotografas, kuris šiuo metu fotografuoja dančiasnapių ar ančiasnapių kragų šeiminėlę. Nepykit, aš nelabai pažengęs su tais pavadinimais. Išbaidžiau, o tu velni. Tai va. O čia yra jo kamufliažas. Ai, tai prašau. Miesčionis tie, žinai, nieko nesupranta. Va. Tai Marius atvarys į mūsų fotografijos stovyklą. Užsuksi, Mariau? Gerai. Atrasi tame ežere ten kokį nors mum pabaisų pafotografuoti. Gerai, mes ten turėsim ir visokių valčių, ir fotoaparatų, visokių fainų. O gali parodyti, koks čia pas tave tas objektyvas? Žiūrėkit. O čia ne kibiras? Man atrodo, jis kibirų fotografuoja. Bet tai tas kibiras neblogas. Per olimpiadą mačiau su tokiais fotografuoja. Bet jeigu įsivaizduoji olimpiadai, kur nors, žinai, atletikos lengvosios stadione atsigultum su tokiu kamufliažu ant žolės, įsivaizduoji, gal tave net perbėgtų ten koks alekna, net nepastebėjęs. Gal netgi pataikytų iš lėkštės. Va. Tai sveiki atvykę dar kartelį į gamtos kampelį ir fotografijos kampelį. Ir lauksime visų. Marius turi nerealių istorijų, nerealių nuotraukų. Jis ten prigaudės visokių. Jis, žodžiu, žino, kiek Lietuvos miškuose yra lapiukų gimę šiais metais, tuoj gims. Jis žino, kur jos visus surasti. Jis mums papasakos, daug ką parodys. Ir tam mūsų kaimelį, kur mes būsim, žodžiu, atrasim tokių gyventojų, kokių dar nesam matę. Aš taip spėju, ne? O tai tu dabar šlapės ar tu nedar? Išgirsit, nežinau, to jau bėgs. A, jau. O fotoaparatas tavo po vandeniu kiek laiko gali išbūti? Jeigu vienkartinis, tai vieną kartą gali būti visą gyvenimą. Mes atvešim tokių, kur galima nardyti po vandeniu. Nu, po vieną kartą, bet nieko tokio. Kas bus stovyklai labai, nepaklusnus, tai su tų fotoaparatais fotografuosim po vandeniu. Taip? Tam reikės su manim praeiti varlytę per prūdą. Taip, gerai. O tu plauk šiaip moki, ar ne? Pabandyti. Ne, nereikia. Pabandysim stovyklai. Tai vis dar kartą kviečiam. Atvarykite į fotografijos stovyklą, bus nerealiai. Ir čia Marius tik vienas iš tų ten milijono, kurie bus pas mus.